sveikinimo žodį norėtų tarti šiandien Pilaitės vietos bendruomenės tarybos narys, Pilaitės gimnazijos mokyklos direktorius, gerbiamas Zotrynas Ubovas. Labą dieną, mėly senjorai, greičiausiai senjorės, mielos mamos, mačiutės, seneliai. Man labai malonu, žinoma, kalbėti čia kaip mokyklos atstovai, kuris visą gyvenimą dirba su vaikais, kuris visą gyvenimą nori, kad vaikai būtų sveiki, gražūs, mandagus, kultūringi, gerbtų save tėvus, senelius, seneles, gerbtų visus kitus suaugusius, gerbtų Lietuvą, miestą ir visą pasaulį. Ir aš šiandien noriu jums palinkėti, kad kuo greičiau ateitų ta diena, kai ne senelis padėtų anūkams ir vaikams, o vaikai ir anūkai padėtų jums, mėly senjorai. O kad jie gali, aš tikrai šitą žinau, kad aš išleidžiu abiturientus, jūsų anūkus, jie tikrai gali, tik tai galbūt šiek tiek pritrūksta dar mūsų visuomenėje tos kultūros, kadangi sunkiai skinasi kelią, kad ir šį tarptautinę senjorų dieną, kuri šiandien minima čia pirmą kartą. Bet aš sveikinu, kad jau mes čia švenčiame pirmą kartą. Ir dar norėčiau palinkėti, kad ta tarptautinė būtų šeimos šventė. Kad būtų šeimos šventė, kad būtų anūkai, proanūkiai, vaikai sveikintų jūs. Ne tik šiandien, bet dažnai atneštų jūs gėlyčių ir pasakytų ačiū su pagarba jums. Su šventėmis.